Hei! Sustvarkiau savo studiją. Ten dar netvarkyta, bet... Wow. I love this place. Galvoju, reikia pakalbėti apie vieną svarbų dalyką. Ir turiu užsidėti savo žinovės akinius, nes turim problemą. Nu gerai, nelabai kažką matau. Galvoju, kas yra, kad nemokam pailsėti. Vakar dirbau prie Neringos Rekašiūtės podcast'o apie moterų natūralius biologinius ciklus. Na ir tiesiog rodo mokslas, kad moteris yra cikliškos būtybės. Ir yra pusė to ciklo, pusė mėnesio ar pusė mėnulio realiai ciklo. Nes mes labai susisinkronizavusi su mėnulio ciklu. Pusė to ciklo energija mūsų kyla, tada vienu metu pasiekiam piką ir atrodo galim nuveikti daugiau už bet ką kitą. Atrodo esam super moteris, su super galiom. Ir tą kitą ciklo dalį, jinai pradeda krist, iki kol ateina mėnesinės, tada iš vis nėra jėgų, nes reikia organizmui išsivalyti. Tiesiog yra daug darbo. Tai realiai visokio vyksta darbas moters kūne. Jinai gamina ten hormonus. Vyksta ruošimasis, žodžiu, apvaisinimui, ovuliacija. Ir tada paleidimo procesas. Ir tada ruošimasis viską paleisti. Ir aš nežinau kodėl, bet vis tiek mes esam. Tiek save spaudžiam, tiek pasaulis aplinkui verčia mus turėti vienodą našumą kiekvieną dieną. Ir dabar aš, pavyzdžiui, artėju prie savo mėnesinių ir jaučiu, kad man krenta energija. O aš bandau nuversti kalnus. O pagal šitą daktarę, kur kalbėjo podcast'e, kad kai krenta energija, reiktų klausytis to kritimo ir prisitaikyti. Ir nebandyti savęs užhypinti. Kai kyla energija, galima padaryti kažką, kas dar ją pakelia, nes tada išgausim didžiausią kažkokią, sakykime, naudą iš viso to proceso. Bet kai jinai leidžias, reikia klausytis ir nevers savęs, ne? Man atrodo, daug kas susidurėm su tokiu momentu, kad vis tiek iš savęs reikalavom ir ten baudžiam, ir ten kaltinam, o Dieve, tu tas tiek padarė, o aš tiek. O Dieve, taip noris pasakyti, kad, žiūrėk, mums eilę metų aiškino, kad kažkas su mum negerai. Vien dėl to, kad mūsų kūnai yra kitokie. Viskas su mum gerai. Viskas su mum gerai. Alio, viskas su mum gerai. Ką mums dabar reikia padaryti, visiems gražiai pasakyti. Žiūrėkit, per ilgai niekas nedarė normalių tyrimų, išsiaiškinti ir suprast moters kūną. Per ilgai mes buvom verčiamas pateikti tokių pat rezultatų kaip vyrai. Tai nėra sveika. Tai nėra sveika mums, mūsų kūnams ir visai visuomeniai. Nes kam reikia amžinai persidirbusių, pervargusių ir nelaimingų moterų. Man atrodo, jau pakankamai šiaip nelaimingų žmonių pasaulyje ir aš visai, kad noriu kažkaip visus paskatinti ir akcentuoti, kad jeigu mes darysim tai, kas mus daro laimingus, tai visiems bus nuo to geriau. Bet jeigu tai kažkam atrodo savanaudiška ar ten nereikalinga, kartais yra gerai pabūti savanaudžiu, kad kažką sukurtum, iš ko paskui visi gautų kažkokios tai naudos. Aš tiesiog šį rytą sėdėjau su butiokė lauke ant pievutės ir galvoju, kiek aš save pagavau tokią ir kiek moterų savo giminėj pažįstu ir savo aplinkoj. Tokių, kur
visą laiką čekina, kad ką aš dar turėčiau padaryti, ko aš dar nepadariau. Ir aš pasižiūrėjau savo dienotvarkę ir irgi aš ten savo tiek visko pripaišiau, ką aš turiu čia padaryti. Ir man tiesiog kyla klausimas, o tai kaip aš jaučiuos? Dieve. Aišku, galima varyti visą gyvenimą negalvojant, kaip aš jaučiuosi. Nesiskaitant su savo ten tais resursais, cikliškumais, whatever, žinai. Ir tikrai, daug kas atsives, kas pasakys, tu maladies. Duos tau apdovanojimą už tai. Sakys, pizė, tu čia tiek nusipelnai ir tiek visko pasiekiai. Liuks. Sure, galima ir taip. Bet man atrodo, yra didžiulė laimė pasižiūrėti savo tą darbotvarkę, ką aš šiandien padariau. Ir pereit savo kūne, kaip aš jaučiuos dėl to. Ko aš iš tikrųjų norėčiau. Man taip net sunku pasakyti, ko aš iš tikrųjų norėčiau. Nes atrodo, kad tai yra uždraustas vaisius. Atrodo geriau, tu net negalvok apie tai, nes neturi teisės čia aiškintis, ko tu norėtum. Tu geriau žiūrėk, ko reikia. Ir yra tikrai ir vertybė suteikti pasauliu tai, ko jam reikia. Bet vėlgi, kiek galima iš savęs viską išgremžti, darant tai, ką reikia. Juk visi jaučia ir tu pati jauti, kad iš tikrųjų viduje noris klykt. Klykt, kaip man užkniso taip gyventi. Ir aš galvoju, gal aš nedarysiu šito dalykėlio šiandien ir nueisiu prie upės. Wow. Atrodo, kad darau nuodėmę. Atrodo, kad darau kažkokį tai, kad čia bus kažkokia slapta operacija, jeigu aš nueisiu prie upės ir atsigulsiu ant medžio ir nieko nedarysiu. Bet wow, kaip aš laukiu šito momento ir kaip kviečiu tave irgi taip padaryti. Wow. Taigi, esam kažkaip įgelti šito produktyvumo kažkokio tai žalčio, kuris niekaip nepaleidžia. Bet, nežinau, aš čia sutikau su tokiu žmogum ir jis toks nerimastingas, jis ten taip ir taip galvoja ir tą reikia padaryti ir aną. Ir aš irgi puikiai žinau, ką tai reiškia. Aš irgi tokia būnu. Kartais ir aš kažkaip klausau jo ir galvoju apie ką tai, apie ką jo pasirinkimas taip gyventi. Ir aš tiesiog viduje jaučiu, kad yra kažkokia tai tuštuma. Kažkokia tai tuštuma, kuri tokia, jai reikia vis ją pamaitinti. Ir pamaitini ir vis tiek reikia dar maitinti, nes jinai yra bedugnė. Ir yra kažkokios tai pastangos, kažką atidirbti, kažką, kas mane iš vidaus graužia, ko niekaip negaliu iki galo pamaitinti. Ir taip atrodo, galvoju, juk tu turi pasirinkimą gyventi kaip tu nori, bet tu vis tiek renkies būti viso šito auka. Ir tada kaltinti aplink visus dėl to, kaip tu pasirinkai gyventi. Ir, ta prasme, aš irgi mėgstu pabūti auka. Dabar nebenoriu sakyti, kad aš būsiu auka. Noriu būti kuo mažiau iš toje pozicijai. Bet jinai irgi labai daug išmoko. Jinai išmoko, kur mes nemokam prisimti atsakomybę už save, už savo gyvenimą. Ir nuspręsti, kaip iš tikrųjų mums daryti būtų geriausiai. Tai ypač, kai noris kažkaip tokį žmogų tildyti ir jam čia kažką aiškinti, ypač tada gerai pasižiūrėti savo viduje ir paieškoti, ar aš pati savo taip nedarau. Nes ko gero darau, juk mane tai erzina. Tai va.
Labai graži šiandiena. Jaučiu, kad mano jėgos senka ir viskas su tuo gerai. Viskas su tuo labai normalu ir natūralu ir norėčiau, kad mes dažniau apie tai kalbėtume, kad tai yra normalu ir natūralu. Ir jo, padirbėsiu kiek galėsiu ir eisiu prie upės. Ate. Vyksta nereikalingų dalykų išmetimas. Iki.